Čia lašas. Lašas. Jau tas pats. Po Jūs ką, juokaujat? lašo. Eik tu. Lašas po lašo. Alô, Labą dieną. diena laba. Sveikiname, jums pasisekė. Čia prasme, dėl kom? Kam čia pasisekė? Iki kūčių būrėme ir pranašaujame ateitį. Visai nemokamai. Man pirmiausia praeitį išpranašaukit. Dabar visi, karoči, viską čia vagia, jo, pasisekė. Ne? Koks jūsų zodiako ženklas? Tikrai ne toks, koks tavo mergelio, ką? Tada spauskite dvejetą nuo žodžio durnius. Jūs kentauras. Pusiau žmogus, pusiau arklys. Kas tas? Todėl gimusių šiuo laikotarpiu žmonių gyvuliški instinktai dažnai nugali žmogiškuosius. Ko čia gyvulis? Aš tik normaliai sakau, mergelė, jeigu klausiu zodiako ženklo, tai atsakau. Atsiprašau, spauskite trejetą. Šiaip. Nu. Jūs minotauras. Nereikia čia gerai bairuot, kas čia yra? Žmogus su jaučio galva turi žemišką prigimtį. Jis visada bus tik bandos dalis, bet ne lyderis. Tačiau minotauras moka mėgautis karžygių pergalės vaisiais. Paprašęs pagalbos, visas idėjas pateikia kaip savo. Vaisiais aš tikrai moku mėgauti. Nu ir ką dar tu čia pasakysi, greičiau, kas čia skambina? Spauskit penketą. O žeragiui ir toliau tebeauks ragai. Visa laimė, kad nebriedžio. Avinas ir toliau liks avinu. Jam ar artėjantis naujieji ar bulviakasis. Bilė tik šieno ar žolės papešt būtų ir ragai spiruoklę suktųsi. Nesidurnas, karoči. Gerai, kad aš neturiu kareik dabar čia. Tu vis taim. Davai, karoči, jeigu prieigau, tai prieigau. Kas tai ir kas tom mergeliam čia laukia ir taip toliau. Arba aš jau čia skubų susitikimas. O štai mergeliai, krūmus patartina apeiti dvigubų lankstų. Ką gali žinot? Koks seks gigantas ar šiaip iškrypėlis juose tūno. Tiesa, gal ir ne kiekviena mergelė norės paisyti šito mano žodžio. Juk vis dėlto naujieji ateina. Ar šautų? Karoči, prikolas. Nesąmonė čia. Šis pokalbis jums kainavo 30 litų. Ką? Taigi sakėt, kad nekainuoja. Vagis čia aplinkui visi.